Iš ties Šiauliuose rezultatai neblogi, galima sakyti, galėjo būti aišku ir geresni. Mažai trūko, ten mums truputį sutrukdė gerai visiems žinomas, kažkada buvo Seimo narys Mindaugas Takvilevičius, nors jis su mūsų frakcija ir skyriumi išrinktas miesto tarybos narių, bet nuėjęs į frontą ir labai daug narių iš trečios apygardos, tai yra balsų 10%, 10 būtų Sartauskas Justinas išėjęs į antrą turą Dainų rinkiminė apygarda. Na ką darysi? O receptų, čia receptas paprastas kaip pasaulis. Reikia labai daug kantriai ir nuosekliai dirbti. Aš iš šitos tribūnos, kada ruošėmės rinkiminiai visai rinkiminiam periodui, minėjau, reiškia, kad lemia kokie 4 pagrindiniai dalykai. Pirmas, tai labai rimta ir tvirta organizacinė struktūra. Ir ką aš siūlau ir bičiuliams, ir kolegoms, ir visiems, vis dėlto mes turim susitvarkyti savo organizacinę struktūrą taip, kad, reiškia, pagal pirmąjį kvietimą galėtum vienas dalykas sukviesti susirinkimą, ką mes ir padarėm prieš antrąjį turą, reiškia, kai pamatėm, supratom, kad neis žmonės balsuoti, jau pasakė. Reiškia, netgi sako, Edvardas Žakalis, nežinau, nematau, reiškia, sako, netgi apygardoje, tai ką, sako, vis tiek jis laimės, čia beveik, reiškia, 100%, ką mum eiti. Tai vienas tai pasakė kitas, ir mes labai staigiai sukvietėm visuotinį susirinkimą ir iš ties tas labai padėjo, pakvietėm savo partiečius pirmiausia, kad eitų, savo pažįstamus visus agituotų. Paprasčiausia, kad ateitų, reiškia, į rinkimus. Tai iš ties organizacinė struktūra ir darbas su savo partijos žmonėmis. Reiškia, mes dirbam su visais, bet užmirštam savo narius. Tik tai deklaruojam, o čia mes turim iš tiesų ir turim virš 15 000, bet darbas jais tai yra pirmoji vieta. O paskui jau jie kiekvienas, kada žino, sakykime, gera organizacinė struktūra, kiekvienoj rinkimo apylinkiai turi būti partijos grupė, didelė, maža, iš 3-5 žmonių, tada mes galėsime pasiekti rezultatą ir kiekvienas, reiškia, žinotų, ką daryti. Iš ties puikų žmonės. Ir čia aktyvas žinote, bet kol jiem nepasakėjai, konkrečiai nėra užduoties, nieks ir nežino, ką daryti. Tai šita labai nemažai padėjo. Na ir aišku, turi būti tinkamai parinkti kandidatai. Kai kas galvoja, va čia gal jaunas žmogus, gal čia ir kitų buvo norinčių, bet iš ties taryba kelis kart reitingavo, aptarė ir visas pusės. Ir dar vienas dalykas, reiškia, kalbantis su žmonėm, reikia parodyti ir savo darbus. Ir iš ties mieste Šiauliuose, kas buvo, dideli pasikeitimai, kada buvo meras mūsų bičiulis partijos Juškus, tai ir sporto arena atsirado kiti projektai, reiškia, kalbantis su žmonėm buvo ką pasakyti ir iš ties aš noriu padėkoti ir mūsų partijos bičiuliam, ir pirmininkui premjerui, ir mūsų ministram, kurie, reiškia, iš ties padėjo Šiauliams ir dabartiniai ministrai, ir buvę ministrai sveikatos srityje, ir kitose, ir antrajame ture, ir Juozas bičiulis, ir gerbiamas Butkevičius atvyko, ir, kaip sakant, konkrečiais darbais ir žingsniais padėjo. Tai jeigu bendrai rankom dirbsim, aš manau, kad tie rezultatai neblogi, bet nepakankami, kad, reiškia, ką galėjome iškovoti. Tai manau, kad iš ties, kaip ir nutarime yra, mums susitelkti, sutvarkyti savo organizacinę struktūrą ir ką iš ties mes mokam, tik pamiršom, reiškia. Tai rinkimų sėkmė ir pas kitus bus analogiška sėkmės. Ačiū, Vidai.